Viską lemia žmogaus noras veikti ir keistis. Tik kartu bendrai galime dalintis patirtimi ir išgyvenimais, rasti bendraminčių idėjoms įgyvendinti. Bendruomenės neatsiranda iš niekur. Jas suburia bendruomeniškumo jausmas, nuolat stiprinamas darbais. Kelmės rajone veikia ir ateitį kuria 40 kaimo bendruomenių. – 2003 metais susibūrusi Tytuvėnų bendruomenė vienija per 50 aktyvių jos narių. Kaip pasakoja bendruomenės valdybos pirmininkė Irma Ridikienė, vieni svarbiausių bendruomenės tikslų – skiepyti kultūrinę, istorinę meilę savo kraštui. Tytuvėnai gamta, architektūros ir meno paminklais išsiskirianti Kelmės krašto vietovė. Nėra tiksliai aišku, kada atsirado Tytuvėnų gyvenvietė, tačiau 16 amžiaus pabaigoje istoriniuose šaltiniuose jau minimas Tytuvėnų miestelis, kuris savo vardą galėjo gauti iš Tytuvos upės, o gal iš čia gyvenusio bajorų Tytuvėno ar Tytavičiaus. Tytuvėnų miestelio bendruomenė labai didžiuojasi 17 amžiuje Andriaus Valavičiaus statytų ir šiuo metu valstybės saugomų Švenčiausiosios Mergelės Marijos bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno ansamblių. Tai pagrindinis Kelmės rajono turizmo traukos objektas, kuris turi didžiulį istorinę, meninę, kultūrinę, religinę, sakralinę išliekamąją vertę. Norėdami, kad Tytuvėnų svečiai kuo daugiau sužinotų apie miestelio istoriją, dailės, kultūros ir paveldo objektus, bendruomenės nariai parengė projektą, kurį įgyvendindami mokėsi ir paruošė per 20 kelionių vadovų ir gidų. Tytuvėnai ilgą laiką garsėjo kaip kurortinis miestelis, jis supa 3 ežerai – Bridvaišio, Giliaus ir Epušio. Aplink Giliaus ir Bridvaišio ežerus nutiesta 13,5 km dviračių trasa. Miestas yra Tytuvėnų regioninio parko teritorijoje, tad miestelio bendruomenė glaudžiai bendradarbiauja su regioniniu parku, kartu planuoja renginius, prisideda prie regioninio parko vykdomų projektų. Šiuo metu Tytuvėnai žinomi ir kaip kultūros bei maldininkų centras. Nuo 2004 metų mieste vyksta tarptautiniai vasaros muzikos festivaliai, o rugsėjo mėnesį per Širines, vienus iš didžiausių atlaidų Lietuvoje, iš Tytuvėnų į Šiluvą keliauja piligrimai. Kalbant apie bendruomenės veiklą, Tytuvėnų bendruomenės valdybos narė, bendraminčių švelniai vadinama idėjų šaltiniu, įvairių darbų iniciatorė Emilija Rudzevičienė vardina sukilėlių kapų priežiūra, pagrindinės miestelio gatvės puošimas žydinčiais augalais, kalėdinės sriubos virimas, garbaus amžiaus miestelėnų lankymas prieš šventes, siuvinėjimo, mezgimo, kulinarijos, muilo virimo, dekupažo pamokos. Jau prigijo ir tampa tradiciniu Emilijos sumanytas renginys alyvų šventė. Šiuo metu Tytuvėnų bendruomenė įgyvendina projektą Tytuvėnų bendruomenės namų pritaikymas miestelio gyventojų reikmėms, pagal kurį pakeistos bendruomenės namų grindys, įrengta menė, įsigyta virtuvės įranga.